Labą rytą. Šiandien išvykstame jau iš Sidnėjaus, vyksime link Melburno. Taip. Buvo nuostabios 3 dienos Sidnėjuje. Spėjom pamatyti tikrai ir pliažus, ir Sidnėjaus gražiasias, žymiasias vietas ir jas aplankėme. Dar už Sidnėjaus apylinkę biškį pabūti, apsižiūrėti. Taigi lagaminai vėl sukrauti ir dabar bus irgi tokia ilga kelionė, graži. Važiuosim ne autostradą, o važiuosim Australijos. Palei jūrą. Palei. Vandenyną. Vandenyną. Tai kągi, mums geros kelionės ir mes jau iškeliaujam tolyn. Einam nuomotis automobilį, važiuoti link Melburno. Va taip yra vykdomas pravažiavimas viešuoju transportu. Su kortele. I got one child on one side Sorry. Išėjus iš metro, vėl būtinai atsižymėkite banko kortelę. Tada žinos, iš kokios stotelės išvykote ir į kokią nuvykote. Priešingų atveju apskaičiuos visą maršrutą. Čia Australijos muziejus. O ten garsioji akis, kurioje buvome. Atvykome į nuomos punktą Heights. Automobilis išnuomotas. O vietos pilna. Sakė, beveik naujas automobilis. Išsinuomavę automobilį išvykstame iš Sidnėjaus link Melburno. Kelioniai turime 1200 km ir kelias dienas įspūdingų vaizdų, nes važiuosime ne autostrada, o palei vandenyną. Automobilio nuoma 3 dienoms kainavo 900 australiškų. Tai yra apie 515 eurų. Vykstame į Melburną, specialiai sustojome prie ko? Kelyje visi labai nori rasti va šitą ženklą, pamatyti ir sužinoti, kurgi tos kengūros gyvena. Tai va, pasaulyje nedaug vietų, kur jos gyvena. Pakeliui yra parkas, pažiūrėsim, ar mes rasime ar ne. Nes šiandien taip apsiniaukę, tai manau, turėtume rasti. Na, dabar bandysim ieškoti, kurgi tos kengūros. Pakeliui pasistaptelėjome pasigrožėti nuostabaus parko grožybėmis. Bonderė nacionalinis parkas yra įsikūręs Jervis Bay teritorijoje. Australijoje yra tai viena iš šalies gamtinių stebuklų. Šis parkas išsiskiria savo nepaprastų grožių, kuriame derinasi paplūdimių juostos, dramatiškos pakrantės ir gausiai augalų bei gyvūnų įvairovė. Einame ieškoti kengūrų. Gal rasime šitame parke. Žiūrėkit, kengūrą. Dvi? Wow. Obuoliukai. Obuoliukų duokim. 2 kengūros. Diena jau gavosi. Jos jau kažką valgo. Štai šioje gražioje aplinkoje 2 kengūros. Jos jau taip žiūri. O, puikiai.
Labas, kengūra. O mes galim su jumis fotkintis po vieną? Kengūras. Ah, kaip skanu. Ai, kaip skanu. She's crying. Labai. Imkim drąsiai daugiau. O kokios minkštos. Obuoliai valgomi? Valgomi. Nu, kengūros. Kaip čia ją paliesti? Oi, kokios nepažįstami, kokie gyvūnai dar. Bet kaip prisileidžia naminiai tokie. Vau! Nu, va, mano augintiniai. Nu, toks dičkis. Pasidalintų obuoliu. Čia kolega iš dešinės gavęs obuolį. Patenkintas. Įdomus mūsų visi kaimynai, kiek jūsų daug. O, kaiminėlė. Nori dar? Tai išpilk ir vis. Mano augintiniai. Gal Bonderė nacionalinėme parke, esančiame Hervis Bay teritorijoje, yra įvairių augalų ir gyvūnų rūšių, bet taip pat ir kengūrų, kur mes ir važiavome. Kengūrų buvimas šiame parke prasideda ir patraukia labai daug lankytojų, norinčių pamatyti šios žavingus gyvūnus gamtoje. Šiame parke dažniausiai galima sutikti šalies kengūras. Šios kengūros yra labai aktyvios vakare ir anksti ryte. Todėl geriausias laikas jas pamatyti yra saulėlydžio arba aušros metu. Jos dažnai pasirodo pievose ir atimuose plotuose. Nu, ir kaip tu jautiesi tarp tokių? Puikiai žiūriu, kad jos labai draugiškos, geranoriškos. Nu, kaip sakyčiau, tokie kaip naminiai šuniukai, meškiukai, bet neįtikėtina čia kengūros. Ir žolėdės. Šieną kaip karvutės griaužia. Štai kokia įdomi stovyklavietė botanikos sode. Galima stovyklauti ir prie kengūrų. Štai banglentininkai. Daugiausia čia apsistoja banglentininkai prie vandenyno. Patogiai įsitaiso. Šalia štai draugiškos kengūros. Vienas iš parko didžiųjų privalumų yra jo puikūs paplūdimiai.
Baltos smėlio juostos ir ramus vandenyno vanduo daro juos idealiomis vietomis maudynėmis, vandens sportams ar tiesiog ramiam poilsiui paplūdimyje. Šalia paplūdimių yra nuostabi Australijos gamta. Taip pat parkas garsėja gausiu gamtos paveldu. Čia galima atrasti įvairių ekosistemų, įskaitant miškus, pelkes ir pakrantės pievas. Taip pat parkas yra svarbus aborigenų kultūros paveldo centras, kuriame galima sužinoti apie vietinių aborigenų gyvenimo būdą ir tradicijas. Lankytojai gali mėgautis įvairiomis veiklomis, tai žygiai po gamtą, stabtelėjimas prie paukščių, pamatymas, nardymas ir stovyklavimas. Vau, kaip kvepia. Nuostabu. Pasibuvę nacionalinėme parke apsistojome nakvynėje Uladula miestelyje, esančiame motelyje Ocean View su vaizdu į vandenyną. Nakvynė kainavo 110 Australijos dolerių, tai yra apie 70 eurų. Kitui Leidoi. Vaikštinėjau po Uladula laivų, žvejybinių laivų prieplaukėlę. Čia ir šaldo iškart žuvį, cechiukas, išdorota atsiveža iš jūros. Labai primena Nidą dabar. Žvejų gyvenimas tiesiog. O, pelikanai plaukėja.